Taigi pasivažinėjau su savo tais visais pelenėliais ir galvom ir man pasakė, kad šitie va tie išgraužimai pelenėlių tai yra labai negeras dalykas. Na, dauguma taip sako, gerai, visi taip sako ir dauguma sako, kad nieko negali padaryti. Vienoje vietoje Kaune radau tokią firmelį, Surtkalita ar kažkas tokio, žodžiu, čia tokia firma, kad Kaune gali padaryti. Jie sako, ten tuos tiesiog padidintų šiek tiek, tiesiog, kad išlyginant, pasididintų automatiškai ir tada velenėlių priaugintų su purkštų kažkaip tai purškiamas metalas, kažkas tai tokio, žodžiu, sistema, aš ten nelabai žinau šiaip realiai, bet, principas toksai. Ir tai turėtų viskas būti gerai, sako, jeigu bus tepimas, tai laikys šitas dalykas. Toliau dar aš šiaip jau, nežinau, ta prasme, galvoju su variantų, tas dalykas tai 100 eurų kainuoja. Toliau yra Alytui, kur, taip sakant, čia Lietuvoje žymiausia vieta, kur galvas daro, tai bandysim ten susisiekti, nuvažiuoti, kažkas tokio parodyti, kiek ten kainuos, ką jie gali padaryti ir ką jie pasakys apie patikimumą. Tuo pačiu ieškom po biškį ir galvos kitos gal. Jeigu rastumėm kitą galvą, tai irgi būtų labai fainai. Na kągi, šiandienos planas yra nusiimti karterį pagrindė. Galvojau dar šitą alkūninių velnų riebokšlį keisti. Išorinį tą priekinį vadinamą, bet čia, žodžiu, reikia įrankio normaliai, kad suimti ten. Tai turbūt gaminsiu iš škyvo tiesiog prie škyvo privirinsiu vamzdį ir, žodžiu, su juo laikysiu ir paskui suksiu. Taigi šitą dalyką vėlesniam laikui atidėjau. Užtat nusimsim mes karterį šiandien. Pažiūrėsim, kaip ten tie vindiklai maždaug, taip grubiai. Šiaip galvoju rimtai keis žiedus. Toliau, aišku, tuo pačiu pažiūrėsim tepalo paėmimo sietuką, kas tokiem projektam. Tai tikrai labai geras dalykas, nes, tai tepimas kenčia, jeigu yra užsikišę, tuo labiau, kai čia visur buvo naudota tas hermetikas, kiek ten, žodžiu, tai spėju, kad tikrai bus tam sietukė hermetikų pritraukta. Ir jeigu būna, kad, žodžiu, daug pritraukia, tepimo nebūna ir suėda visą variklį. Žodžiu, čia dar taip bent jau nespėjau padaryti, tai pažiūrėsim, kaip ten baisu yra. Padarėm dar čia tokį vieną testuką dėl žiedų. Tai čia, žodžiu, suvariau, čia šiaip galima su daug kuo. Geriausia, nežinau su ko geriausia, bet iš esmės su dizeliu galima su stabdžių skysčiu, ten, žodžiu, skvarbiais tokiais, aš šitų supurškiau. Esmė geriausia, kad nuo to dalyko korozija nesidarytų, tai suvariau čia su tuo purškalu. Ir, žodžiu, čia buvo maždaug pusė, tiksliau iki šičia visi. Ir kaip matot, šitie, žodžiu, taip plius minus vienodai nuseko, taip čia, nežinau, per valandą kokią laiko. O šitas yra tuščias jau. Tai reiškia, kad 6 cilindras, tiksliau 6 cilindro žiedai, tepaliniai, tai yra nestebuklas. Jau nėra tų dumblų prilipusių. Čia puteliojom, žodžiu, biškį visokio brudo, tai irgi čia apsitaškė vėl, bet, žodžiu, svarbiausia, kad tą riebų tepalą nuplovau. Bent jau normaliai išeis dirbti prie to variklio. Nežinau, ar buvau filmavęs, čia kokie buvo guzai prieš tai, bet čia belekai visas buvo apsišikaliuojęs. Ta proga dar dera paminėti, kad per šitą vamzdelį, kur iš įsiurbimo kolektoriaus ten grįžtamas tepalo į karterį. Štai, jeigu tiksliau, tai yra ta vieta, kur čia skuduriukas yra įkištas. Taigi, šičia dažnai labai leidžia. Čia yra tokia kaip ir tarpinėliai. Mes šitą problemėlę, aišku, sutvarkysim, kad neleistų nei čia, nei viršui. Čia greičiausiai reikia tarpinukas pakeisti. Beje, per tepalo matuokliais mandžiatuką irgi labai dažnai leidžia būna. Mes čia biškį ištrauksim jį, kadangi vis tiek tepalą leisim ir karterį imsim. Kadangi čia skaitosi naujesnis variantas šiam 20 variklio, tai yra tepalo lygio matuokliai. Čia štai yra jos pajungimai, jos fiškėna, ta prasme, čia jungiasi į ten. Šiaip tokia negraži. Oksidacijos yra nemažai. Tikėkimės pavyks išgelbėti. Ir tikėkimės iš vis čia veikia dar jinai, žodžiu, šiaip. Bet kokiu atveju nuimsim karterį, žiūrėsim, kas ten kaip yra, nuimsim tą gaidžiuką ir panašiai.
tos tepalo matuoklės kiškutę, žodžiu, pačios matuoklės. Ten vat, laikau 1,13 varščiukas, kiek suprantu. Jį reikia atsukti ir, na, čia netgi neatsukti, turbūt užteks atleisti ir jisai išsikels nuo to fiškės su kronšteiniuku. Na ir atsisukom visus varščiukus, čia palikom vieną dar, kad nenukristų, taip sakant. Vienam gale ir kitam gale paliksim, čia dar tas toksai dangtis nusijama. Taip. Na ir čia turime dar šiek tiek varžtelių karterių, paskutiniuosius, taip sakant. Čia taip pat matau, kad yra padreikę ir šitoj vietoj padreikę keisti. Atrodo, kai būtų nesinai aurinta. Na, žodžiu, kažkas sankabos cilindriukas kažkodėl tai leidžia ar kažkas panašaus. Na, bet čia žodžiu, čia jau kita istorija. Čia easy darbelis, taip sakant, jau čia smulkmena. Ir norint išimti karterį, tai va štai pasikėliau su koja variklį, prieš tai aišku atsisukau dešinės pusės pagalvę, iš apačios, čia kadangi lengviausia. Tiesiog kirstelėjau maždaug per tiek, nu nesvarbu, čia žodžiu esmė. Ir dabar mes per siurblį galėsim ištraukti šitą karterį savo, nes šiaip nelabai jis norėtų įsitraukti. Tada turim karteriuką. Na ir ką? Čia mūsų tepalo siurbliukas. Štai čia yra tepalo siurblio, škyvas. Čia pagrindinis diržas įsuka. Ir kaip čia veikia, tai tiesiog bus greičiausiai, kaip sakant, kaip toks sujungimas viena ašis į kitą, tiesiog, žodžiu, ir perėjimas, kad iš 9 laipsnių. Nes va štai čia ašelė yra, kuri sukiojasi, kaip matot. Kai aš sukioju šitą, tai tiesiog čia va į siurblį eina ir pumpuoja. Manau, čia galim jau nuleisti ir nevarvint tepalo ant žemės. Ir turbūt išsitrauksim stumoklius. Atsisuksim čia švaistiklių kakliukus vadinamus. Nuėmėm tepalo siurblį. Štai čia ašelė statosi. Jinai paprasčiausiai įsitraukia. Tiesiog laikosi, kadangi siurblys būna, žodžiu, tos įvorės laiko ją vietoj, nes, siurblys taiko iš apačios, žodžiu, niekur nedings. Tai va tiesiog ta ašelė. Na ir ką, per tiek metų nudilimas, sakyčiau, visiškai beveik nėra nudilimų. Na tai kaip būna ten Volkswagenų 2 litrai dizeliai ar 1.9, ten tie dizeliai kažkurių, tai yra kur tepalo siurblio ašelė. Principas, manau, labai panašus, tik tai, kad, ilgis ten skiriasi ir panašiai. Tai ten tos ašelės yra lyga. Jeigu jinai ten per kiek laiko taip sudyla, kad net pradeda prasisukti, prasme nesuka tepalo siurblio, nevyksta tepimas ir, žodžiu, aišku, lemputė užsidega tepalo slėgių, kad raudona, kad nėra slėgių. Tada yra bėdeliai. Jas, žodžiu, reikia kažkiek laiko keisti ir panašiai, žodžiu, bet va šitą nesudilus, nėra reikalus keisti. Dėl tepalo siurblio nežinau dar, aišku, žinau, jaučiu, kad nereiks jo, nes čia taip spėjau aš bent jau, kad iš čia bus idealus visas. Bet vis tiek visą atsisuksim ir tada matysim, kaip ten iš tikrųjų viskas yra. Čia redukcinis vožtuvas bus. Tepalo virslėgį išmeta. Principas veikimo matau, kad bus panašus kaip superchargerio. Pasitikrinom švaistiklių indiklus. Ir šiaip jau visuose, vienose šiek tiek daugiau, kituose mažiau. Tai nekritinė, aišku, būklė, nes šiaip nekalė variklis. Bet yra jau laisvumo, tai manau mes pakeisim visus ir indiklus tuo pačiu. Ir pagrindiniai spėjų irgi bus panašios būklės, taip kad ir pagrindinius, manau, irgi pakeisim. O alkūninis, tai manau, tikrai nebus pažeistas, nes, paprasčiausiai jie yra labai kieto metalo. Štai atsisukom porą kakliukų. Čia matom, kad yra tikrai pakankamai gražu. Sakyčiau, netgi beveik idealu. Gal šiek tiek prapoliruot vos, tas, pavyzdžiui, tai iš vis toks kaip ir ledas. Bet pažiūrėjus į antro cilindro, tiksliau antro švaistiklių indiklus,
Tai susidaro vaizdelis ne kažką. O kaip ir sakiau, šitų variklių alkūnė yra rimti reikalai. Paveltas indiklas. O nuo alkūnio, kaip matėt, nei ryskutės, nei truputėlių. Gal kažkas tai tiesiog, kai nebuvo toj vietoj, nevyko trintis toj vietoj, tai bet, nu, ta prasme, nieko realiai nėra. O dizelinių alkūniniai, kuriuos galima įdėti, ta prasme, į šitus, ir tada gaunasi didesnės fazės ir padidėja ten suspaudimo laipsnis. Tai, nu, tas pats realiai pas mane dizelinis alkūnis įdėtas į A30 variklį, ten, kuris strokeris vadinamas. Tai ten iš viso iš belekų dar kietesnio metalo, tai, nu, žodžiu, šitų variklių, nu, ne veltui šitie varikliai vadinami neužmušamais. Nes kad ir jisai klaksi, traksi, bet jis vis tiek važiuoja. Užmetimą atgal karterį, kad čia nieko nepridulkėtų, kadangi čia, na, viduj nieks neleis man laikyti, tiesiog, na, užima bereikalo vietą, o aš kiekvieną dieną nedarau, nes ir laiko ir pinigų, nu, žodžiu. Smetame čia užmečiau, iš viršaus ten, aišku, skudarą paskui užmesim, bet dar mes viršui nebaigėm šiandien. Čia, žodžiu, reiks varšiukus susimest viską, čia tik prikabinom tą karterį. Ir dabar ką, leidžiam, įsitrauksim stūmoklius. Va kaip gražiai pažyrė mūsų stūmokliai. Aš iš apačios visus juos išstūmiau. Tiesiog, kad nereiktų man čia krapštyti, tiksliau sakant, aš net nebūčiau iškrapštęs iš viršaus jų. Tai vat, ir kągi, turime čia mes pirmą. Aš šiek tiek gal aš juos susižymėsiu pirmiau. Arba kokiu velniu man juos žymėti, tiesiog. Svarbiausia yra, kad kakliuką prisuktumėm prie to pačio švaistiklio. Tai va čia yra pirmas. Nešam jį pas pirmą. Kur čia buvo priekis. Reikia tik nesugrybauti, svarbiausia. Tai priekis yra šičia. Priekis yra šičia. Čia priekis yra šitaip. Na, va, tai žodžiu, taip tiesiog susukam ir mes jau turim sielą, nes čia yra tiesiog taip jau padaryta, kad geriausiai jų jau nesumaišyti. Kai kurių neįmanoma sumaišyti, nes ten visiškai netinka, o kiti galima sumaišyti, bet, na, gali būti nelabai geros pasekmės, taip pat geriau nemaišyti. Toliau čia dėl indiklų dabar. Pavyzdžiui, šito antro indiklas visai dar stovi vietoj. Nes šiaip jau jisai, ta prasme, indiklai turi įsistatyti į vietą jie ir stovėti. Na čia pagal šitą reikalą tai nelabai, nes jie turi būti šiek tiek išsiskėtę. Kai jį statai, jis turi standžiai įsistatyti. Šičia, taip sakyčiau, tiesiai taip kaip statusi, taip ir įsistato, taip kad nieko gero. O dabar kiti, pavyzdžiui, kuris, nu, pavyzdžiui, 5 indiklas. Jisai ne tai, kad nėra standžiai, nestovi standžiai, bet jisai netgi į šonus kliba. Jisai netgi kaip tik susispaudęs jau yra, nu, vėl nežinau ko. Šitas 6 irgi, turbūt 6 baisiausias. Na, žodžiu, stebuklų jokių nėra. Patys indiklai, tai čia pora tik tai buvo, lyg tai įrėžtų, va šitas šiek tiek įrėžtas, šitas šiek tiek įrėžtas, turbūt tas buvo baisiausias antras. Na, o visi kiti čia visai gražus. Na, o kągi čia matom? Čia matom mes žiedus. Pats stūmoklis atrodo visai tvarkingas. Toliau šita įvorė kaip jos būklė. Bandom mes jį paklibinti. Nejaučiu jokio klibėjimo, tai bus viskas tvarkoj. Šiaip čia tikrai nėra lygotos vietos šitos. Čia jau turbūt, jeigu neklystu, paskutinė vieta, kuri, taip sakant, sudyla, bet niekad nemaišau pasitikrinti. Ir ką tik mano baterija pradėjo sėsti ir neveikia prožikas, apšvietimas tiksliau. Taip kad manau, čia ir bus paskutinis kadras. Atsimenat galvoje 5 cilindro apdaužimus? Štai čia irgi jie tie patys apdaužimai, na žodžiu. Nieks čia nebuvo keista, tik tai greičiausiai galva nukelta, o štai tvarkyti ir sumesta vėl atgal viskas. Arba pasitaškė kažkas ir išlykė. Nors ir čia nelabai būtų tikėtina, kad taip laimingai būtų baigęs. Išvados tokios, kad reiks vieno stūmoklio su švaistikliu. Na, tiksliau stūmoklio tik tai, bet greičiausiai vis tiek su švaistikliu gausim. Išardykim tepalo siurbliuką. Pradžiai čia pažiūrėkim kaip susietuku.
Atrodo, kaip ir nebūtų jokių ten velnių prinešę, pritraukę. Ir čia nusiėmus dangtelį galim pažiūrėti tiksliau. O tiksliau, tai jų yra šiek tiek pritraukę. Mano, kaip matau, čia manžetukas kažkoks hermetikų, na, bet čia palyginus labai nedaug. O, čia koromyslo dalis. Kaip jinai čia įdomu atsidūrė. Neblogai, neblogai. Na va, žodžiu, tokie vat reikaliukai. Štai matom ten tepalo siurblio vidų. Situacija tikrai nėra baisi. Šiek tiek, aišku, matosi padėlimų žymių. Bet nėra ko norėti. Čia šiek tiek yra laisvumo. Kas nežinau, kiek yra čia. Tai toks išdėlimas, jeigu čia jau praktiškai neturi būti laisvumo. Tada reikėtų mums su siurbliu kažką tai daryti. Nes mums tepalo slėgio tikrai norisi, kad būtų visada pakankamai.